Mes šokyje atradom save, suradom vienas kitą, o tada ir visą pasaulį. Taip skamba Afro-Latin šokių studijos įkūrėjų mintis apie šokį. Aš esu Rytis, čia yra Giedrė ir mes esam Afro-Latin šokių studijos Soul Kaune. Soul šokių studija jau 5 metus sėkmingai gyvuoja Vilniuje, o nuo šiol kizombos bei bačiato šokių gali išmokti ir kauniečiai. Bačiata apibūdinamas kaip širdį kutenantis šokis. Ji nesudėtingai išmokstama, garantuoja šiltos romantikos ar žaismingos nuotaikos dozę. Bačiata yra romantika, flirtas. Mes šokam vienas kitu ir mes esam kaip du žmonės. Mes flirtuojam vienas su kitu. Mes žaidžiam, priklauso taip pat nuo muzikos. Nes būna bačiatų liūdnų, būna linksmų. Mes tą visą emociją pertikėm savo šokį. Mes kuriam savo istoriją. Kizomba žavi žmonės dėl užburiančių ritmų, priverčiančių virpėti visą kūną. Abu šokius mes turim išjausti iš savo širdies. Bačiata yra daugiau žaismingumas, romantika, flirtas. Kizomba yra tiesiog mes apskabinam žmogų ir mes su juo dalinamės viską, ką mes turim ją. Tai švelnus ir intymus šokis, kuris leidžia patirti visiškai naujus šokio jausmus. Kartais net atrodo, kad šokant kizomba pasaulis aplink tarsi išnyksta ir lieka tik dvi šokančios sielos. Kai mes būdavom mažyčiai vaikučiai, mes norėdavom kažką tai skabinti, kažką tiesiam rankas. Per kizombą po daug metų mes tai atradom ir mes dabar to dalinamės kitai žmonėms. Ir papasakok, kodėl pasirinkai lankyti šios šokius? Visada traukia kažkokie šokiai, ypač muzika ir tokie šokiai, su kuriais galėčiau, būnant su artimu žmogum, galbūt galėčiau pasidalinti savo jausmais. Ir būtent šitie šokiai dėl to tokie patraukia, kad galima dalintis to, kad turi, ką tu išgyveni tose šokiuose vienas su kitu ir būtent taip labiausiai gal patraukia. Daugiau informacijos apie šokių mokyklą Souls rasite adresu www.souls.lt.